Norint sėkmingai pradėti sportuoti, pirmiausia reikia turėti konkrečią priežastį bei tikslą. Suprasdami, kodėl mes norime sportuoti, pajusime pareigos jausmą patenkinti savo norus ir tai padidins tikimybę, jog mes pradėsime sportuoti. Kiekvieno tikslai ir priežastis skirsis, bet esmė išlieka ta pati. Priežasties pavyzdys gali būti esu nepatenkintas savo išvaizdą ir pagal tą priežastį tikslas gali būti numesti svorio. Kai turime priežastį ir tikslą, sekantis žingsnis yra pagal tą tikslą pasirinkti būdą sportuoti. Geriausias būdas yra tas, kuris mums smagiausias. Sportuoti galima sporto klube sekant tam tikrą treniruočių programą, tačiau tai nėra būtina. Galima važinėti dviračiu, lankyti kokį nors komandinį sportą ar tiesiog vaikščioti. Tačiau reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad pasirinktas būdas mums duotų norimus rezultatus. Jeigu mes norime fiziškai sustiprėti, tiesiog bėgioti neužteks. Norint sužinoti, koks sportavimo būdas atitinka mūsų tikslus, turime tuo pasidomėti internete. Jeigu siūlomas būdas mums nepatiks, galėsime pabandyti kitokį. Dažniausiai tą patį tikslą galime pasiekti keliais būdais. Taigi mūsų pasirinktas būdas turi būti mums smagus, bet ir aktualus. Svarbu pridurti, jog norint pasiekti tam tikrų rezultatų, gera dieta yra net svarbiau už sportą. Tačiau tik pradedant sportuoti rekomenduojama pradžioje priprasti prie naujos veiklos, nes labai daug žmonių tik pradėję sportuoti agresyviai pakeičia savo mitybą ir prisiperka papildų. Toks staigus gyvenimo būdo pakeitimas yra nepastovus ir todėl 67 procentai, kurie turi sporto salės abonementą, jo nenaudoja. Išsirinkę būdą sportuoti atėjome prie svarbiausio žingsnio – pradėti ir suformuoti įprotį. Pradėti galima vienam arba su pažįstamu. Kitas žmogus užtikrina, jog mes nuosekliai sportuosime, nes jie bus kaip mūsų prižiūrėtojai, kurie skaitys mums moralus, jeigu be geros priežasties nepasirodysim. Tačiau pradėti vienam irgi galima ir tai suteikia savų privalumų. Jeigu sportuoti pradėsime vieni ir sugebėsime suformuoti įprotį, šansai, jog toliau sportuosime, padidės, nes mums nereikės kito žmogaus, kuris mus prižiūrėtų. Jeigu sportuojame su draugu ir jis nustoja, didelė tikimybė, kad ir mes nustosime. Įprotis susiformuoja, kai tam tikrą veiklą nuosekliai atliekame tam tikrą laiko tarpą. Vidutiniškai įprotis susiformuoja tam tikrą veiklą darant 2-3 mėnesius. Tai nereiškia, kad kiekvieną dieną reikia sportuoti, tačiau jeigu nuspręsime sportuoti 3 kartus per savaitę, yra patartina palaikyti tokį tempą ir kiekvieną savaitę sportuoti tomis pačiomis dienomis. Pavyzdžiui, kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. Tai mums padeda sportą paversti rutinos dalimi, leidžia planuoti savo grafikus ir iš anksto pasiruošti emociškai. Bet tai nėra būtina. Jeigu yra reikalas, galime pasportuoti ir kitą dieną. Kai susiformuos įprotis, mes pasijusime keistai, jeigu nepasportuosime tą dieną, kurią turėjome sportuoti. Ir tada mes pradėsime sportuoti iš noro. Kai sportas tampa įpročiu, mes galime nueiti toli. Tačiau pasitaiko dienų, kai labai nenorime sportuoti, dingsta motyvacija. Tomis dienomis mūsų smegenys pradeda galvoti pasiteisinimus, bando pririšti darbo krūvį ar net oro sąlygas kaip geras priežastis, kodėl mes negalime šiandien sportuoti. Atgauti motyvaciją galima keliais būdais. Tačiau prieš tai noriu pabrėžti labai svarbų faktą, jog be disciplinos norimų rezultatų nepasieksime. Motyvacija ateina ir išeina, ji gali su mumis pabūti dieną, savaitę ar net mėnesį, bet galiausiai mus palieka. Jeigu paklaustume sportiško žmogaus, kuris nuosekliai sportuoja, kaip jums užtenka motyvacijos, greitai suprastume, jog jis motyvacijos neturi. Pasiekti norimus rezultatus jam padeda disciplina. Disciplina pagal Tysoną yra daryti tai, ko tu nekenti daryti, bet daryti taip, lyg tu tai myli. Išsiugdyti discipliną mums padeda diskomfortą keliantys dalykai. Šalti dušai, ankstyvas rytas, mokymasis ir sportas. Jeigu sugebėsime save priversti sportuoti tomis dienomis, kai nenorėsime, pasieksime labai daug. Discipliną taip pat galima pritaikyti kitose gyvenimo srityse, kaip karjeros siekime. Tad svarbiausia yra išsiugdyti discipliną, bet yra keli būdai, kurie gali padėti mums atgauti motyvaciją. Vienas iš jų yra progreso siekimas. Dar nepradėjus sportuoti galime nusifotografuoti savo figūrą, patikrinti savo svorį ir jį kažkur užsirašyti. Taip pat pamatuoti savo krūtinės, blauzdų, dilbių, šlaunų, rankų bei juosmens pločius ir juos sekti. Kiekvieną savaitę bent kartą naujai patikrinti šios matmenis ir naujai nusifotografuoti. Po to palyginti tą foto su praeitos savaitės foto. Jeigu dirbame nuosekliai ir savęs neapgaudinėjame, pamatysime skirtumą. Tai mums suteiks motyvacijos. Tačiau nėra rekomenduojama to daryti kiekvieną dieną, ypač svertis. Mūsų svoris gali skirtis nuo kiek vandens mes vakar gėrėme ir kada paskutinį kartą rimtai buvome tualete. Ir svarbu pridurti, jog jeigu nepamatysime progreso po pirmos savaitės, turime nenusiminti. Toje mėnesį ar 2 tikrai pamatysime skirtumą. Statistiškai vizualus skirtumas mums pasimatys po kelių savaičių, o kiti skirtumą pamatys po kelių mėnesių. Keli priedai prie motyvacijos. Jeigu sportuojame su kitais, norėsime su jais konkuruoti ir taip vienas kitą motyvuosime. Taip pat, jeigu pasirinktas sportavimo būdas reikalauja kokio nors abonemento ar kokios nors investicijos, tai irgi mums suteiks motyvacijos, nes nenorėsime jaustis, jog švaistome pinigus.